13-metis iš Kauno rajono mirė praėjusios savaitės pradžioje. Skelbiama, kad jis pirmoji kiaulių gripo auka Lietuvoje, tačiau medicinos auditoriai daro išvadą, kad paauglys mirė ir dėl Kauno klinikų medikų klaidų. Medicinoje yra tikrai neretas atvejas, galgi sakyčiau dažnas atvejas. Kartais ištinka profesinė nesėkmė. Iš tikrųjų tas nenuspėjimas, nepamatymas tų grėsmių, kurios tvyrojo tuo metu, stoka patirties, būtent tokio gripo gydymo eigoje ir žinoma labai žaibinė forma, kuri po to, nebepaliko jokių galimybių grįžti į pradinę stadiją. Tačiau taip mes turime pastebėjimų gydymo įstaigai. Medicininė audito inspekcija praneša siūlanti medikams nuobaudas, tačiau kokias nedetalizuoja. Žinoma, kad iš medikų nereikalaujama iš naujo pasitikrinti kompetencijos. Berniuko tėvai sako, kad medicinos auditoriai išvadą padarė pagal melagingą sūnaus ligos istoriją. Pavyzdžiui, istorijoje rašoma, kad deguonis berniukui buvo tiekiamas tik paguldytam į klinikas. Tačiau tėvai sako, kad deguonį sūnus gavo vėliau, jų prašymo. Ataskaita pateikta pagal melagingą ligos istoriją. Bent jau pusė istorijos netitinka realybės. Pagal tai, ką skaitau, tai visiškai netitinka. Neatsispindi, kad vaikas pastoviai duso, viskas yra kažkaip nuslėpta arba melagingai pildyta. Viską norime nurašyti tam gripui, kuris čia visai nepagrindinį vaidmenį vaidino. Jisai buvo antrailis dalykas. Jisai mirė dėl medikų klaidų ir aplaidumo. Tėvai konsultuojasi su teisininkais ar skųsti teismui medicininio audito išvadą. Auditoriai taip pat planuoja tirti, ar medikai viską padarė, kad išgelbėtų vakar mirusį 40-metį visaginietį. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Beržinis, LNK žinios Vilnius.